ir įsikėliau. Ir visa mano klasė, ir visa mokykla matė. Ir aš kitą dieną nueinu į mokyklą ir visi, žinai, mane žiūri. Nu tai nepalaiko, tai eikit kakot. Nežinau, ar galima keiktis? Galima čia pohui. Pohui, tai eikit nahui tada. Ir tada kažkas staiga pasikeitė ir tas žmogus atsisuko į tikėjimą ir į Dievą. Ir pradėjo man rašyti žinutes ar knist protą, kai tai, ką aš darau, yra nuodėmė, tai yra blogai, tu to nedaryk, tu pradėk melstis ir taip toliau, žinai. Klube ten mėgsta paliesti ten mūsų tuos visus išlinkimus, neatsiklausia, nu tai būna, kad kartais atsisuki ir nu toksai, ką tu čia darai? Nu normalų žmonės taip nevarytų, ta prasme, jeigu patys kažkokių tai savo esybės kampelių neslėptų. Esi taip, o tai aš nesuprantu, čia vyrų ar čia moterų tualetas, žinai. Sveiki gyvi! Šeštoji mūsų laida, tai jeigu aną kartą pas mus buvo tokia labai neeilinė svečia, nu tai viešinė, atsiprašau, nu tai jau šį kartą net nežinau ką pasakyti. Greta, gal tu pristatysi? Nu, taip jau nepagailėjom. Mes turim šiandien, net nežinau kaip teisingai pristatyti, gal net duodam garbę prisistatyti. Kaip jau pristatytume, taip gerai būtų, bet mes drag karalienės, Lady Čiau Čiau Ir Vanda. Tai dabar, jeigu taip tiesiai šviesiai, tai prieš mus kas sėdi, ar vyrai, ar moteris? O kas norit, kad sėdėtum? Nu, žinokit, aš jaučiuosi kaip moteris. Čia nežinau. Jau taip iškart pradėsime. Aišku, nuo pat pradžių. Ne, mes moterys atrodome kaip atrodome dėl to, kad esame moterys. Moteris visą laiką. Nu, klausykit, jūs pažiūrėtumėte į mus, nu, ar pasakytumėt, kad mes vyrai. Nu, aišku, kad Tai jeigu šis pavadinčiau vyrais, įsižeistumėt, tai? Išeitumėm iš karto. Tai nesakysiu. Stalas kristų, žinokit. Tu irgi nesakyk, Greta, tai Ne, aš normaliai būk. nesakysiu. O tai jeigu pavadina moterim, jūs taip viskas ir okei. jaučiatės. Viskas okei. Savas žodis. Taip. Nu, čia personažas yra, bet, moteris turi tos daugiau stiprybės nei vyrai, dėl to ir mes jaučiamės daug geriau būdamas, va tokiam amplua. Tai mes šiandien vadažėmės, ruošiamės, žinai, ir biškai diskutavom tuos klausimus ir sakom, nu vis dėlto moteris, ta stiprioji lytis yra, žinai, nu tai aišku, kaip moteris mes jausimės. Tai aišku, nes moteriam reikia atsikelti 3 valandas anksčiau negu vyram susiruošti. Drag karalienėm 6 valandom anksčiau. Aš įsivaizduoju, nes aš tai ne. Mes jau nuo vakar pradėjom ruoštis iš tikrųjų, tai. O ką jūs ruošitės nuo vakar? Ai, ne, nu ką tu čia šneki, mes taip atsikėlėm. Ai, nu tai. Taip tu šneki. O tai čia labiau jūsų yra gyvenimo būdas, kažkoks hobis, fetišas ar kas, ar tai pramoga tiesiog? Taip. Kas taip? Kas taip? Čia mūsų ir hobis, ir darbas, ir savo idėjų meno išlaisvinimas. Čia ir dalykas, kuris duoda pasitikėjimo, kurį labai smagu daryti ir dėl savęs, ir dėl žmonių. Taip. Visi atsakymai taip. Visi, man atrodo, nėra neteisingo atsakymo. Žinai, čia yra ir tavo alter ego, žinai, ir tavo išlaisvinimas, ir tavo sielos, ir tavo kūryba, žinai, nes nu, mes norim ir į sceną, žinai, ir filmuotis, ir fotografuotis, žinai, nu, žinai. Tai kai taip gerai atrodom, tai kaip nesifotografuoti, nesifilmuoti. Tai sakot, moteris stiprioji lytis ir kaip, pavyzdžiui, persirengėt, jūs jaučiatės stipresnė asmenybė. Taip. Ar ne? Ar ką priduoda iš jūsų? Žinai, aš visai neseniai buvau užsiminus, man persirengimas į Vandą, tai kaip Pokemono evoliucija kokia, žinai, po jau ateina laikas evoliucionuot, nu tai, žinai, ten ir plaukai, ir, žinai, ir plunksnos, ir viskas atsiranda, ir jaučiuosi ir stipresnį, ir per vieną interviu kažkada sakiau, kad man čia net kaip šarvai kokie, žinai, atrodo pasiruošusio su kovai, galiu skint visus nuo kelio, trauktis iš kelio, žinai, aš viską galiu. O kaip namie, pavyzdžiui, vaikštat? Kuriam asmenybė, čia kaip pasakyti? Namie bent tokiu ir su adidaskėm. Moteriškom ar vyriškom? Unisex. Ne, namuose tai kaip norisi, kartais ir su rūbais, kartais ir be rūbo. O kuriam, nežinau, personažė ar labiau
kaip čia pasakyti? Na, būna, kad pasimetat, kad Jo. esate, tarkim, dabar tokiam personažė, tada būnat kitam ir būna, kad susimaišot, ar ne? Bet čia toksai Ar labai jūs visą laiką, vat, Aišku, priklauso, kurie ten tie personažo bruožai susimaišo. Nu, tas pasitikėjimas, tai out of drag, na, nebūnant šitam personažė, jisai, nu, kaip tik padeda ir to eit per gyvenimą iškeltais, vat, papyčiais. Yra gerai, kai tu esi ne tam amplua ir man tas amplua nedregia kaip tik išgelbėjo nuo depresijos, nuo sunkių dalykų gyvenime. Tai aišku, jeigu tu ten pasidarai jau per daug tokia, kaip lietuviškai nežinau žodis, delusional, ir su kitais irgi taip pradedi bendrauti, net tam savo amplua, tai tada gal tada ne taip smagu būna, bet žinai, kartais ir tas delusion gerai atrodo. Aš kaip tik anksčiau, sakyčiau, būdavo tokia, kokia aš būdavo anksčiau. O kas yra tas delusion? Aš tai kaip mokslinė baigęs, aš nežinau čia tokių. Tas delusion, žinai, nu dabar Gen Z visi tas jaunimas sako delulų, žinai. Aš kiekvieną laidą čia vis kažkokių naujų žodžių išmokstu. Tai čia toks didelis pasitikėjimas savimi, kuris galbūt net toks arogantiškas gali atrodyti. Nu, kur tu jau svajoji, žinai, visiškai žvaigždėse. Nu, pavyzdžiui, aš esu delų, nes aš įsivaizduoju, kad aš čia metų bėgyje tapsiu Hollywoodo žvaigždė ir laimėsiu Oscarą. Tai va čia yra delų, žinai. Tai tipo, bet žinai, tas delulų kartais gerai, nes ir duoda tau tokio ir pasitikėjimo, žinai, nes, nu, ar tu taip kalbėsi, žinai, ar tu sėdėsi namie, ai, nu, tai čia aš nevykėlė, tai čia aš nieko nemoku, tai čia aš nieko nepasieksiu, žinai, nu, tai aišku, kad geriau pozityviai žiūrėti. Faktas. Tai kadagi pirmą kartą apsivilkot moteriškus drabužius, ar tai darėt slapta, kaip tas įvyko ir kodėl nusprendėte taip daryti? Vaikystė, paauglystė. Vaikystė. Bet čia kokios smalsumo sumetimais ar tokio seksualumo jau išraiška buvo, ar kas? Kodėl? Tiesiog kodėl? Man asmeniškai buvo tiesiog labai gražu, nes aš vaikystėje augau, žinai, kai dauguma berniukų žiūri tenai ar kažką ten, žinai, futbolą kokį, ar kažką, žinai, tas berniukiškus dalykus, ten Star Warsus ir taip toliau, aš atvirkščiai. Aš žiūrėdavau H2 apie undinėlės, aš žiūrėdavau Witch apie raganaitės, aš žiūrėdavau Totally Spies, aš žiūrėdavau, žinai, visur, kur yra tos tokios, nu, moteris pagrindinės veikėjos ir man taip gražu būdavo ir, žinai, ir jos visada ir daugiau spalvų turi, ir daugiau rūbų, žinai, ir daugiau šukuosenų, žinai, ir jos, nu, man tai būdavo gražu, kad aš, nu, kartais mama dirba, žinai, aš nueinu į jos spintą arba prie jos staliuko, žinai, atsiprašau, ir ten užsidedu, žinai, jos kokį outfitą ar kažką, jinai turėdavo ten nuostabių dalykų ir aukštakulniai dar, iš pradžio man jie buvo per dideli, tada aš augau brandui, tada man jie buvo pats tas, bet labai greitai tas praėjo, tada jie man buvo per maži, nu ir dabar va, pati galiu savo kokius noriu. Bet visgi pradžioj tą slaptą darydavo turbūt, ar ne? Tai aišku. O čia tuos rūbus, tarkim, suknelės, ar čia jau apatinius, ar batelius, ar, nu, tokia kokia idėja tiesiog? Pas mane būdavo suknelės ir aukštakulniai. Toksai. Čia būdavo labiau dėl grožio, žinai, aš įsivaizduodavau, kad aš kokį runway podiumui, nu, žinai, kad aš tą figūrą turiu, žinai, kad aš pozuoju, žinai, kad aš graži. Kartais būdavo užsidedu, žinai, ten pasiimu mamos makiažą, pasidarau Lady Gagos eyelinerį iki čia. Atrodė tragiškai, bet aš tada filinau save, žinok. O dabar geriau atrodo. Aš žinau, tylėk, aš žinau, kad mano mama dirba ir dar kokias ten 2 valandas dirbs. Aš užsileidžiu per telefoną, žinai, muziką, aš atsistoju, žinai, ten svetainį, nu ir aš ant scenos įsivaizduoju, žinai, aš performinu, žinai, aš tą zviozdą, tą žvaigždės, žinai. Tai man čia būdavo tas kaifas, tas vaibas, žinai, aš labai norėdavau to. Gerai, o tau kaip? Labai panašiai, o tas kūrybiškumas irgi pasireikšdavo labai panašiai per mamos aukštakulnius, per kažkokią tai palaidinę, tai mamai, nu, nesakiau turbūt, kad dėdavausi, tai nepyk, nesulaužiu nei vienų, bet filmuodavau ten visokius savo laidas, tenai prisigalvodavau, šokdavau, tenai seneliam rodydavau savo ten kažkokius tai šok su manimi, tenai žvaigždžių duetai, o Jėzus, nu, aišku, seneliam ten su aukštakulniais nelipdavau, bet, nu, ten prisigalvodavau savo visokių smagių. Vis tiek mintyse tas moteriškas įvaizdis būdavo net ir nerodant. Taip, aš ir perukus turėjau, nu, jie ten atrodydavo labai tragiškai, bet užsidėdavau ir aš ten irgi, nu, viskas jau jaučiuosi, tai žvaigždė.
O tu bandydavai, jeigu iš mamos ar kažko paimdavai, palikti taip, kaip viską rasdavai, Oi. kad nieko nepastebėtum? O Jėzus, neduok O dievė. buvo, kad pastebėdavo. Aš irgi žinau, aš Bet irgi tik visą laiką. Nieko nesakė, tai nežinau. Čia aš irgi lygiai taip pat, pavyzdžiui, mama neleisdavo dažytis labai anksti, tai aš taip pasidažydavau, kad nematydavau, ar ten grįžti iš mokyklos jau viską nusivalius, bet irgi čia toks gal tam etapė visi nori iš mamos. Taip, Tu nenorėjai, ką nors. Mane tu padažai. Pasidažai, prisifotini, tada į Facebooką įsikeli, tada klasiokės rašo, tu čia pasidažęs. Oi. Ne, jokiais būdais. Čia filtras toks. Aš turiu, mano mama dar iki dabar turi tokią negyvą lapę. Dar kur jinai, nežinau, ten 80-aisiais vaikščiodavo su juo. Tai ten jinai be vienos ausies jau, ta uodega tokia, žinai, patriušus. Aš kažkada, žinai, gal buvo kokia 9 ar 10 klasė. Aš užsidėjau tą lapę, žinai, nusifotografavau ir aš nei photoshopint mokėjau, nieko. Ten mano tie skillsai, žinai, tų laikų, aš užsiblūrinau veidą, kad, žinai, dėmė tiesiog buvo iš to veido ir užsidėjau backgroundą, žinai, kad ten ar ferverkai, ar ugnis, ar kažkas buvo, žinai, ir įsikėliau. Ir visa mano klasė, ir visa mokykla matė. Ir aš kitą dieną nueinu į mokyklą ir visi, žinai, mane žiūri. Ir aš nesuprantu, kodėl. Taigi čia menas, taigi aš gražiai atrodo, žinai, ir man tik tai po to dašuto, blin, kaip blogai ten atrodė. Plius tu dar Kaune, iš Kauno esi. Bet čia kalbate apie laikus 9 klasė ir fono užsidėjimas. Aš tada nesuprantu, kiek jų metų yra, nes mano 9 klasė, aš nežinau, ar buvo su Negražu fotiku. klausti moteris į metų. Moteris gali. A, tai varyk. Tu neklaus. Aš moteris čia. galiu. Mano amžius visada Užsikimškusis, žmonės. Mykolai. Mano amžius visada sumaišo žmonės, kartais per mažai, kartais per daug duoda. Nu, kai daug makiažo yra sunku suprasti iš tikrųjų, tu prasme vis tiek. Bet pagal laikus suprantu, kad jums nėra dar 30, pavyzdžiui, nėra 30. Ne. Šiais metais man 30 sueis. Man prieš mėnesį su 29. Nu tai, okei. Tai panašaus mes amžiaus. Na tai va dar metelį ir jau. Tu tai turbūt 25 daugiausiai. Man 3-3. O, Jėzus. Kad aš tą blogą. Kad aš taip atrodyčiau, tikiuosi, labai tikiuosi, kad taip gerai. Ačiū. Ne tik tai mes čia apgaudinėjom, matai savo išvaizdą. Žinai, čia be jokio moteriško pavydo, žinai, čia viskas. Tikrai be jokio. Ačiū. Matai, kaip tau. O to komplimentą ar negavai? Kiek tau metų? Tai ne dėl manęs. Bet jisai ir nepasakė, kiek jam metų. Man 37. 37. Aš nesugalvojau galėtų, kokia būtų mandagi reakcija. Bet atrodai gerai, nu. Ačiū. Nežinau, Pirmą kartą aš 37. per laidą gavau komplimentą. Na, toks neblogas. O jūs vienišas? Aš taip. Aš ne. Panos vyrai, ko jūs? Bet tokia gera frazė, klausai. Reikia pakelti. Na gerai, ką toliau Kas čia pas turim? mus eina išmušė, čia mane biški dabar iš vėžių. Komplimentas nepratęs. Jo, gal. nepratęs. Vyrai nepratę, žinai, reikia dažniau Pratint sakyti. reikia. Jo. Taip. Pasakokite apie savo Jo. pirmą bandymą, bet tik normaliai pasidažyti, ne tik ten vieną priemonę, bet pilną. Pilną make-up. Kad toks jau būtų full drag, žinai. Tai aš sakyčiau, gal čia... Tai buvo, ko gero, mano pirmas Instagramo postas, kada aš įkėliau save su makiažu, nes anksčiau, žinai, tenai, tai prie medelio, tai prie kalniuko, tai saulytę laikau, žinai, kažką, tokio, basic visiškai. Ir vieną dieną aš dar studijavau. Ir mano grupiokė man atidavė visą maišą savo senos kosmetikos. Ten buvo ir violetinių šešėlių, žinai, ir pudros, ir linerių, ir visko, žinai. Ir jinai žino, kad man patinka, ir mes labai gerai sutarėm. Sako, imk čia tavo, aš jeigu ką, aš vis tiek noriu išmest, žinai, tai tu imk, praktikuokis, naudok. Aš grįžau pas save į bendrabutį, pasistačiau savo ten va tokio didžio veidroduką, žinai, dar po paskaitų, kol to šviesos yra, irgi žiema buvo, gal panašus laikas, netgi kaip dabar. Nu ir bandžiau dažytis ir ten Jėzau ir veidas nuo kaklo skiriasi ir tie šešėliai neišblendinti ir tie mano antakiai, dabar aš juos skutuosiu, anksčiau jie tokie būdavo. Žinai, ir visaip ten bandžiau aš pasidažyti, žinai, ir lūpos kreivos, žinai, 3 skirtingų spalvų ir įsikėliau šitą Instagramą ir tai baisu buvo. Užsipuolė? Ne. Žinau, kaip mano
ir draugai, žinai, ir visi, kas ten mane, nu aš tuo metu, žinai, kas aš niekas buvau. Žinai, ir tie keli sekėjai, tie keli mano draugai pradėjo, žinai, komentuoti, kaip tu fainai atrodai, davai tęsk toliau, žinai, davai norim daugiau tokio kontento, žinai, ir man tokia buvo motyvacija. Pamelavo biškį, ar ne? Taip. Žinai, ir buvo taip fainai, ir man atrodo, čia buvo mano vieni tokie kaip vieni pirmų žingsnelių link to tikro drag, žinai. Pastumėjo. Jo. Na gerai, jo. Bet man atrodo, visiems artistams, kurie užsiema tuo, kad iš pradžių tu tikrai atrodysi klaikiai ir reikės daug praktikos, daug YouTube video žiūrėti, ar ten kursus eiti, ar kažką. Aš tai tiesiog per YouTube prisižiūrėjau video visokių, covidas buvo gerai, nėra ką veikti, važiuojam, dažomės ir po truputį išmoksti. Tai dabar visai neblogai, sakyčiau, mes atrodome. Labai puikiai atrodot, bet čia kiekvienai moteriai yra tas pasidažymas. Aš nežinau, ar aš dabar dar išmokau, bet jau irgi kursus, nes... Aš jau galiu eiti, ne? Bet tau nereikia daug makiažo. Nu, žiūrint kokiai progai ir taip toliau, bet vis tiek, kai vienas santykis tiesus, kitas kreivas ir tos lūpos kreivos ir nesiblendina niekas, visiems tas atsirado. Tai mums ir dabar pasitaiko, tai mes šiandien dažomės į mane. Ponė Leidė atsisuka, sako, man atrodo, man antakiai kreivi, sako, O kodėl tu čia dabar viską pasakoji visiems? Nu, suprantate, aš atvira esu. Nu ir atsisuka ir man sako, man atrodo, vienas aukščiau, kitas žemiau, aš sakau, viskas ten pas tave gerai. Šitą mes iškirpsim. Tai po to po visko, žinai, aš irgi atsisuku, sakau, klausyk, mano perukas tiesus, jinai, nu jo, tiesus. Melavau. Man šiandien atrodė, kaip atskirti, kada prikliuotas blakstienas, o kada ne. Tai tik šiandien aš tai sakau, nu labai. Čia natūralius. Natūralius, matai, ne. Viskas čia natūralu. Natūralus grožis. O tai visgi, kaip ten buvo, kas pirmas sužinojo apie jūsų tokį pomėgį, tėvai, vaikai, sakau. Tikrai ne vaikai, tikrai ne. Mes dar pačios kaip vaikai kartais, žinai. Tėvai, draugai, ten, šeima, kas pirmas buvo žmogus, kuris sužinojo, ar pamatė netyčia, ar koks buvo tas pirmas. Draugai, pas mane tai draugai, nes draugai tokie kaip tavo pasirinktoji šeima, chosen family, su kuriais daug laiko leidi, visas tavo paslaptį žino, gal ne visas, bet daugelį, tai draugai ir skatino toliau daryti. Tai gerai, čia buvo ta pusė, kuri palaikė, o tarkim, buvo kas nepalaikė. Nu tai nepalaiko, tai eikit kakot. Nežinau, ar galima keiktis? Galima čia pochui. Pochui, tai eikit nachui tada. Buvo to nepalaikymo, buvo ir palaikymo, iš pradžio tai jo, būtų draugai, nes man atrodo vis lengviausia yra, žinai, jie pamato, jie tave suportina, jie supranta, jie vis tiek, žinai, ir bendramžiai yra, ir tais pačiais dalykais didžioji dauguma domisi, kaip ir mes. Tai, žinai, ir po kurio laiko mama mano sužinojo, kad aš drag pradėjau daryti, čia gal buvo kokią porą metų. Nu, va, ten tai buvo darbo. Žinai, paaiškint, parodyt, pamokyt, sakyt, kad čia, žinai, aš čia nesu vienintelė pasaulyje, kuri tai daro, žinai, ir visas pasaulis milijonai tų drag karalienių, žinai, čia nėra kažkas naujo. O buvo, kad atkrito kokie nors draugai ar gal šeimos nariai, kur sako, nekviesti, ten ignoruoti kažkaip, ką žinau. Na, ne visi žino. Iki dabar ne visi žino. Tai čia toks bus jau dabar pilnumoj parodysit. Nu, seneliai nežiūri YouTube. Nu tai. Dar. Dar. Kaip šaukti? Ne, močiutė mano SMS-ų nemoka skaityti, aš jai ten perskaitau ir ištrinu žinutės, bet... Saugu, žodžiu. Aš jau savo mamą išmokiau. Deja. Skaityti SMS-us, jau jinai pati parašo. O YouTube? Irgi žiūri. Žiūri. Tai va, atsiųsiu ir šitai pasižiūrėti. Būtinai. Tai o šiaip dėl tų žmonių, kurie atsisakė ar bendrauti, ar būt kažką, buvo vienas žmogus, nesakysiu vardais, bet buvo vienas žmogus, kai tik pradėjau drag ir tik pradėjau pasirodymus ant scenos, buvo vienas žmogus, kuris iš pradžio ateidavo, palaikydavo ir būdavo labai toks kaip mūsų ally, žinai, mūsų bendruomenės. Ir tada kažkas staiga pasikeitė ir tas žmogus atsisuko į tikėjimą ir į Dievą. Ir pradėjo man rašyti žinutės ir knist protą, kai tai, ką aš darau, yra nuodėmė, tai yra blogai, tu to nedaryk, tu pradėk melstis ir taip toliau, žinai. Nu ir tada aš tą žmogų, žinai,
Bet ten man tokių nereikia. Reikėjo paklausyti. Nu, žinai, Nu, vėl. Jau dėja. Dėja, jau per jau vėlų. per vėlų, žinai, va aš tokia ateičiau į bažnyčią. Įsivaizduoju? Kas būtų? Dievo namai visi priimami, ten, Nu, kaip ten kodėl sako. diskriminuoja? Jo, visi gali. Na, žinai, bažnyčia kukliau gal kažkiek. Na, tai reikia. diskriminuoja, ne Dievas diskriminuoja žmonės. Taip, taip. Čia jau kita diskusija, nežinau, ar mes... Grįžtam prie to. O buvo tokių momentų, kad, nu, jeigu dabar kažkas pamatys, nu, tai pizdėts bus. Pirmi tie kartai. Jo, gal čia turbūt gal tie pirmi kartai būtų, ar Šiaip man ir dabar dar kartais nejauku, ypač dienos šviesoje, va čia mes atvažiavom, Aha. per miestą važiavom ir šviesu, nu aš ten savo mašinai saugai jaučiuosi, niekas ten manęs nieko man nepadarys, bet nu ten važiuoja ir mato kiti vairuotojai žmonės, kas ten sėdi ir nu toks, dar yra tas pas mane nejaukumas, mes drąsiau jaučiamės, kai vyksta eitynės miesto gatvėje, Gedimino prospekte kiekvienais metais. Nes, nu, kol kas tas dregas pas mus yra, nu, jis labiau klubuose, baruose, kažkur uždarai, kur vat, ateina žmonės ir jaustis gali savim, mes ir savim galim jaustis ir taip truputį drąsiau yra, kai tamsu. Jo, nes mes, kai jūsų laukiam, žinai, gauna SMS, yra čia parkingas. Ar galvoju, žinai, žmonės ieško nemokamo parkingo. Nusakau, nelabai čia, tipo, aplinkui. Tipo, visi mokami. Ne, mums reikia, kad šalia. Ai, paskambindėjo. Jo. Tai mes ir važiuojam, žinai, aš tada tau rašiau ir su Leidi kalbu, sakau, kur tu mašiną statysi. Nu tai jinai pastatė ten kažkur, nežinau, iš pradžių už 5 kilometrų. Aš sakau, klausyk. 100 metrų buvo. Klausyk, aš su savo labutinais ir taip atrodant ir dar stoties rajone, aš neįsiu per gatvę, žinai. O tai Tai čia, manau, viskas nepratusi, kad įsipaišyti. galvotų, kad dirbi tiesiog. Nu, gal tiesiog iš darbo arba į darbą. Nu eikit jūs, va, į Sodų gatvę ir man raskit va Tai tokią. mes esam Sodo Ne, gatvė, tai ar mes nieko ne? nesakom, tiesiog. Na bet va, sveika gyva. Nu tai nes aš puikiai vairuotoja, mus atvežiau. Tu esi nuostabi apsauginė. Tai čia aš tipo... Nu, gerai. Gerai. Reklaminė pertrauka, išsiaiškinti santykius. Aš tave labai myliu. Aš irgi. Gerai, tai gal pereikim prie temų suaugusiems apie seksą. Jau išsiaiškinom, kad Jau galim išsiaiškinom. kalbėti apie tai. Ar jo, galima, o vyrai jūsų labiau geidžia kaip jūsų personažė, ar kai ne personažė būnat kaip vyrų ar kaip moterų, vat kaip čia būna. Oi, mano vyras manęs visada geidžia. Nu, bet visko yra pasitaikę. Visko. Ir tuose pačiuose klubuose, žinai, būna ten tų vyrų, kurie ir vyresni, ir kažką, žinai, pamato Drag karalienę, nežinau, yra šventa taisyklė visam pasaulyje, Drag karalienės negalima liesti. Bet yra, žinai, vyrų, kurie ateina, žinai, ir Neatsiklausus, ta Jo, prasme. tai Ir ten už visų išlinkimų. Ir už klyno, ir už papų, žinai, ir už ranko. Vienas vyras čia prieš kelias metus, žinai, buvo pasirodymas, po pasirodymo aš su kitom karalienėm sėdžiu tenai prie baro, žinai, žmonės taip pasifotografuoti, taip paplėpėti ir ateina vienas toks vyresnis vyrukas. Ir iš pradžių jisai mane pakvietė pašokti, žinai, ranką ištiesė, tai buvo žiauriai miela, žiauriai gražu ir tada mes nuėjom, žinai, susikabinę iš lėto šokam valsą, žinai. Ir jisai man tai prisilėkė prie ausies, sako, čia tavo tikri plaukai. Sakau, nu nežinok, čia yra perukas, aš va ką tik po pasirodymo, aš aišku galėjau meluot, galėjau sakyti, kad čia viskas tikra. Bet sakau, ne, čia yra perukas, žinai, čia man viską reikėjo scenai daryti, aš ką tik va po spektaklio, vadinkim taip, nu visas drag yra spektaklis. Ir jisai sako, Tragikomedija. ir jisai atsisuka, žinai, sako į mane, sako, aš noriu pamatyti, kaip tu tą peruką nusiėmė. Nu ir aš sakau, nu jau šito tai tikrai nebus. Nenorėt geriau tokių dalykų iš tikrųjų. Nu jau tada jau jisai tikrai pabėgs, nes visų pirma tai nelengvas darbas, nes šitas perukas pricementuotas, tai taip neblogai. O tau? Yra Aš būdų. jau pamiršau klausimą, labai ilgai šnekėjai. Tai vat gal prie... Aš turiu ką pasakyti, okei? Koks klausimas buvo? Ai, ar vyrai dažnai jūsų geidžia kaip moterų? Ar būna tavo? Ar būna, kad jo, galima gal performuosiu klausimą, kad būna, kad jie ir galvoja, kad jūs moteris ir jūsų geidžia kaip moters. Vat, ar dažnai būna tokių vat, nesusipratimų, ar vat, tokių vat... Aš manau, kad Arba būna, kurie vat, gal išgėrė per daug, vat, ir jie nesusigaudo. nu, apskritai labai mažai tų vietų, kur mes ten ateitume ir būtų
kiti žmonės, par naktinių klubų, kad vat, pamatytų mus tam amplua ne ant scenos, o tarp žmonių tenai šokančias. Tai, bet būna, ta prasme, man atrodo, žmonės turi daug visokių savo fantazijų ir jeigu jas gražiai išreiškia ir jeigu mes irgi to norim, tai tada galim kažką susiderinti, o jeigu nenorim, tai pasiųsti ant 3 raidžių. Tai kaip Bet aš neatsakiau čia į klausimą, man atrodo. Viskai gerai, tai kaip ir sekantį klausimą eitume, ar buvo, kad eitumėt šitame personaže persirengusios į pasimatymą? Ne. Ne. Kodėl? Niekada. Kodėl jo? Nieks nepakvietė. Reikia užsiregistruoti Gal mūsų Vyrai, moterys, ko Vyrai, žinot? moterys. Aš jau daug šnekėjau. Panos vyrai. Žinau, kad tikrai būna, pakviečia kitas ten karalienės, kitus performerius ir yra tas, nežinau kaip čia, ne fetišas, bet ta svajonė su karalienė ten kažką tai nuveikti, bet pas mus tokių mažai būna, man atrodo. Keičiasi tas požiūris į mus, į karalienės, į tokius performerius, bet jeigu nesi, kaip sakau, viešoj vietoj, kur ne klubas, tai galbūt nelabai žmonės ir žino, kad tokių būna personažų įdomių, Aš gražių. turiu klausimą, o pavyzdžiui, karalienė, kaip jūs sakot, ar ji būtinai turi būti biseksuali, homoseksuali, ar gali būti tiesiog vyras, kuris tiesiog kaip kostiumą užsideda? Jūs galvojat, kad mes gėjai? Ne, Oje. aš klausiu. Nebūtinai, žinokit. Aš neįsivaizduoju, niekada nekalbėjau. Nebūtinai, yra, žinokit, drag, dažniausiai tas toks įsivaizdavimas yra, kad, drag karalienė, tai jau bus, homoseksualus vyras. Bet ne, žinok, dabar, ir čia prieš kelis metus ir tam pačiam RuPaul's Drag Race buvo straight heteroseksualus vyras, kuris daro drag ir labai sėkmingai tai daro. Ir buvo netgi ir toj pačioj franšizėje, ir netgi pas mus, ir man atrodo, ir Lietuvoje, ir merginos, kurios Pas mus bendruomeniai labai daug yra visokių performerių, kurie yra ir karaliai, ten, sakykime, heteroseksualios moterys, kurios irgi karalienės yra. Tai čia yra, ta etiketė, koks tu esi, tai, nereiškia, kad jeigu aš esu homoseksualus, aš karalienė, aš galiu, ką noriu daryti, aš galiu būti ir karalius, galiu net neturėti kažkokios, tai, konkrečios, neužsidėti lėmenuko. Tu gali klapkidas būti. Galiu frikas būti, tai dėl to ir labai gražu yra tas dragas ir visas šitas menas. Palauk, aš dar karalius, tai čia kai jau moteris vyrų persideda. Dažniausiai moteris į vyrą, bet sakau, būna, kad ir visai būna ir čia, kaip žmogus pats sugalvoja, kaip nori save išreikšti, kokią nori jisai žinutę skleisti. Mes savo renginius, kai darom, pas mus labai įvairių būna performerių, artistų ir mes visus kviečiam ir mums visi yra įdomus, jeigu jie turi savo žinutę, savo kažkokį tai idėją, ką jie nori padaryti ant scenos. Tai man atrodo, tas yra labai gražu ir tu galėtumėt būti, kuo tik tai jūs norit. Ai, tu tokia graži čia karalienė būtum, žinok, jau matau iš veido. Reikia suorganizuoti gal kažkada. Aš jau šeimos. 7 serijoje. Nikolas, karalienė. Jau mane Greta jau prieš filmavimą padažo, kad nebliskėčiau, tai jau čia jau... Nikolas, jau čia daug... Žinai, koks tavo drag vardas gali būti kokia Mikaela. Žinai. Bet taip ir atsiranda, žinai, tie visi drag charakteriai, žinai, veikėjai. Aš pagalvosiu. Aš jau kai... Mes turim studiją ten, Kokį peruką jam dėti? prigalvotume. Blondą ar juodą? Ne, tamsus plaukai, tai jam juodas tiktų. Bet Man atrodo, jis ir norėtų blondiniškai, taip iš Ar norėtum blondiną pabūti? Arba raudonus irgi kažkaip. Gerai, Atvarysi pas mus, mes visokių perukų turim. Gerai, žinosi, kur kreiptis, jeigu ką. Ar yra vyrų, kuriem patinka tik jūsų tas sceninis įvaizdis, bet jie, ten kito nenori? Bet nepatinka tikrasis aš. Jo, jo. nepatinka. O, Jėzau, čia tokia ilga istorija, žinokit, pas mane yra buvusi. Man yra ir daug, tarp kitko, netgi situacijų pas mane asmeniškai yra buvęs. Pas mane kažkada, aš atsimenu, žinai,
pasirodymai, keli kažką, žinai, ten istorijus, Instagramą, žinai, nu ir vis tiek ten po kažkurio laiko tu matai, žinai, kokie žmonės laikina, stebi ir taip toliau. Nu ir pas mane vieną kartą buvo, kad vos kažką, žinai, Instagram story įkeliu. Ir buvo ten toks vienas vyrukas, kuris, kiekvieną dieną, kiekvieną mano story, žinai, širdelę uždeda palaikina. Nu ir, žinai, jau per kurį laiką tu jau pradedi, žinai, tu vis širdelė, jau pradedi atsiminti, žinai, tą vardą, žinai, tą žmogų. Nu ir jisai ten po kelių mėnesių man vieną dieną parašo. Sako, kokia tu graži esi, viena gražiausių moterų, kokią aš esu matęs. Mėnesį laikino, po mėnesį parašė. Taip, ir sako, galėčiau tave kada nors į pasimatymą pakviesti. Sako, man būtų tokia garbė, žinai, tu esi tokia graži Vanda ir taip toliau, žinai, visokių tam dalykų jisai man prirašė. Nu ir aš, žinai, aš skaitau ir aš suprantu, kad žmogus tikriausiai nesupranta, kad aš esu vyras po visų šitų. Ir aš sakau, labas, labai malonu, labai ačiū tau, žinai, už visus gražius žodžius, bet, tipo, vienas klausimukas, ar tu žinai, kad aš esu drag karalienė? Jisai man rašo, kas tas yra? Sakau, aš esu vyras persirengęs, žinai, moterim, žinai, moters įvaizdžiu. Jisai sako, tu vyras? Žinai, man pačiai netgi buvo, žinai, man visą laiką. Tai kaip komplimentas jau, kad taip, žinai, jau kad čia mane palaikė moterim. Tai čia buvo wow, jau, žinai, jau tada aš sėdžiu, žinai, ir taip, jau kažką gerai darau, reiškia. Bet aš jam labai gražiai paaiškinau, aš jam labai gražiai atrašiau ir jis man daugiau nieko neberašė ir nebelaikino. Ir susitikote ir taip susipažinti su savo dabartiniu vaikinu. Aha. Čia kita istorija, ne? O kaip, pavyzdžiui, lovą jūs šitą paliekat personažą ar jau be viso outfito? Kokia tu lovai? Ar queen, ar jau kas esu, tas esu? Nu čia gal nutyli. Ne, šiaip man tai neteko būti šitam amplua lovoje su partneriu. Nu tai neatsirado. Nu tai parašykit. Vaikelio. Mano... Aš vieną sako nepatogu, kita neatsirado. Aš dabar pagalvoju, jeigu man nepatogu šikt atsistojus. Jeigu man dabar mane grįžčiau namo, žinai, tokį ir mane vyras į lovą pasiguldytų, aš sakyčiau, pistų nachui. Nes čia yra 7 poros pėdkelnių, kablai belia kaip nepatogus, aš jau savo pirštų dabar nejaučiu, perukas spaudžia, visas veidas, žinai, tos blakstienos mano. Ir dar šičia, žinai, šitos plunksnos kutena, korsetas suverštas ir tu dar nori, žinai, čia prie mano genitalijų prisikast, kurios yra užkastos giliai. Nu tai pabiškė, tai kol jisai atsikas, jau rytas ateis. Ne, bet tarkim, makiažas ir plaukai, tarkim, lieka, nelieka? Niekas nelieka, aš neguliau ir negulsiu niekada šitaip į lovą, nes čia man yra darbas, žinai, menas. Ne, nu aš jeigu tiek prisidažau, tai aš nenusivalyčiau prieš lovą. Jau eičiau gražiai. Aš prieš savo, žinai, jeigu lovos reikalai, ar, žinai, su savo vyru, tai aš jau visiškai nuoga, be makiažo, be blakstienų, be nieko. Bet mes dėl to taip ir juokaujam ir sakom, kad, būt moterim yra labai daug darbo ir suprantam dabar moteris, kur, dėl to, man atrodo, mes čia didžiausias esam feministės ir mylim moteris ir... Didžiausias gerbėjos jūsų. Gerbėjos ir nudievinam jas, nes, taip atrodyti. Reikia daug pastangų. Ką vyras, žinai, 3 dienas iš eilės tos pačius triusikus susidės ir jam gerai. Duok dievę. Duok dievę, koinės pasikeisiu čia geriausiu atveju. Tai dar ta mūsų nuostabioji sesutė Malenagi iš pat pradžių veidą su feiriu prausdavo. Tai ir ją reikėjo išmokyti. Tai jinai ten daug ko darė. Čia draugė dar viena, ne? Mūsų House of Malena House'o įkūrėja. Aha, okei. Viena iš senųjų. Aš jas nepažįstu. Kodėl? Nešakau, jinai mano drag mama yra. Mes irgi turim tokius kaip vaidmenis, kurie, nežinau, ar jie labai yra tokie oficialūs, bet, aš pradėjau daryti dragą ir, Malena darė jau seniau ir man labai jinai patiko, buvo juokinga, tai sakiau, gal davai mane įsivaikink, patarimų duosi ten dar kažką, tai dabar mes,
labai Ir gražiai bendrauja mano best friend in the Aš world. manau, Malenai laikas kojas suskleis, nes tų vaikų tai čia kas savaitę panauja. Bet čia mes ne apie Maleną susirinkom apšnekėti, apie mus. Nu, reikia ir jai reklamos duoti, žinai. Vis dėlto, jinai čia... Visgi mama. Man jinai sesuo dėjo. Ai, nu. Ne mama. Tokios mamos Vis tiek nenorėčiau. giminė. O kodėl vienai Aš- sesuo, kitai mama, nu, kaip čia išsirinko? Vanda jau senai daro dragą. Ai, palėtai. O Jėzau. Jinai ten savarankiškai daro. Aš iš viso, aš esu viena pirmoji drag karalienė Lietuvoje ir aš tuo labai didžiuojasi. Ir aš dar pradėjau daryti drag dar prieš Maleną jau kiek metų. Ir atsimenu, Malena su savo vyru pirmą kartą atėjo į pasirodymą pasižiūrėti mūsų ir pamatė mane ir sako, Vanda, kaip tu nuostabiai atrodai. Aš sakau, tu irgi gali taip atrodyti. Nu tai va, Ir prašau. viskas. Ir čia aš netgi vat, kažkada, žinai, čia jau O sakiau. kada tu ten pradėjai? 19 amžiai. Taip. Aš jai sakiau, žinai, Malena, aš tavo mama galiu būti, žinai, nes aš prieš, nu, aš ją labai daug ko išmokiau. Drįstu drąsiai, galiu sakyti. Tai pirmiau nieko nebuvo Lietuvoje. Gal ir buvo, bet nežinau. Būdavo tokie nieks nežino. pavieniai, kur dar nelabai suprasdavo žmonės, Jo, aš kas ten sakyčiau- vyksta ir labai taip per atstumą netgi neprisileisdavo tų karalienių, kiek yra tekę girdėti ten prieš 15-20 Buvo metų. tų karalienių, bet žinai, nei to drag, žinai, labai nebuvo. Gerai, Lietuvoje. grįžtam į lovą, ne? Jo, Oi, grįžtam tai- į visą. Noriu paklausti. Čia pala dabar nusirinkti. Jo. Tai kadangi sakėte, į lovą su šituo visais kostiumais jūs negula, tai turbūt vienas klausimas atkrenta. Buvo, kad vyras susijaudino, paskui apsigalvojo, tai turbūt netinka, ne? Nes sakėte, į Nu, lovą jūs... kodėl? O nes- kokiam klube gal Ai, nu, esi? dabar- Buvo. Jo. O, aišku, Buvo. buvo. Nu tai va, kaip tas Instagraminis, ne? Ai, Kas nu. nors realiai, va, taip. Taip. Kaip tas peruko tikrintojas, ne? O tau kažkokių nebuvo. Nu, aš pati esu apsigalvojusi, bet aš jau ten nelabai galėjau pabėgti, tai man reikėjo dar ten pabendrauti, jeigu taip galima pasakyti. Papeikiant, žinai. Tai paskui sakiau, kad galvas skauda ir prašau mane parvežk namo, nu, bet čia... Norim daugiau. Nu, čia net ne Lietuvoje buvo, tai net nežiūrės tas italas tų... Tai jie- Jo, tai galima Jo, pasakoti. jo, jo. Bet nebent aš galiu itališkai papasakot. Ne. Ancora volare per la... Aš truputį moku itališkai, nu mano vardas Lady Ciao Ciao iš itališkai. Tiesiog, nu, nepatiko tas bernas. Galvoju, ką aš čia darau, vežk mane atgal. Dėl ko nepatiko? Jisai angliškai nešnekėjo, aš itališkai nelabai šnekėjau, tai taip ir Ką gavos, jis kad... veikia? Nu, kaip tau Kūno atrodo? kalba. Kaip Aš tau tą atrodo, patį ką mes pasakysiu. veikiam? Kūno kalba. Nuvažiavom pasižiūrėti tenai prie upės. Nu. Ai. Supratau. Tai kaip matau, pasitikėjimo tai netrūksta jums, o buvo, kad gautumėt kokių nepadarių pasiūlymų už pinigus? Noriu pateikti. Nes mes čia va, prieš tai laidoje, prieš savaitę va, kalbėjom čia apie tokius dalykus, kad visokios šokėjos gauna, masažuotojos ir taip toliau, tai va, įdomu, Jo, mes kaip turėjom pas visokius jūs. svečių, tai čia toks kaip standartinis Jo. klausimas. Renkat Exceliukį, kiek kas Taip, daugiausiai, jo, nes ne, pas mus ir pinigų. šokėjai, tai Taip, nustebinkit. Oi, nu, nežinau, aš tai, manęs tai niekas nelabai kas nori Lietuvoje. Tai biški pagalvokit jūs daugiau. Vyrai, moterys. Sakyčiau. vyrai, Nu, moterys. Italai tai, nu, bet... Nu, o ką italai? Aš esu tokių pasiūlymų sulaukiu, tu pabaig. Jo, o ką Nu, italai? italai tai, nu, jie gal nepasakys ten labai didelių sumų, bet va prie upės nusivežti. Nu, aplamai, italai tokie karštesni vyrai, žinai. Nu, daugiau Jie emocijų. labiau tave paims, negu tie lietuviai nuobodus. Bet žinai, aš pati tenai nesisiūlau už labai brangiai. Tai Exceliuko neturi skaičiaus, atsiprašau. Nu, ką Vat Vanda turi kažkokių skaičių. Turi Exceliuką. Nu, jeigu Oi, ne minusinių. Aš turiu Exceliuką, aš visą PowerPoint'ą turiu apie savo vyrus. Šitą. Man vieną kartą, žinokit, net ne vieną, esu kelis kartus, žinokit, sulaukus tokių. Bet čia, taip kaip drag karalienė ar aplamai aš esu Gal sulaukus. kaip drag karalienė? Šiaip gal? abu galima, Nu, galima abu būtų, jo. įdomu. tarkim. Kaip drag karalienė, ne, aš nesu, man va vienintelis tas kartas, kaip per tą Instagramą man rašė, žinai, tas bachurėlis. Bet šiaip vienas tokių keistesnių, tai buvo vieną kartą man parašė per Grindr'į. Grindr'is tai čia gėjų dating appsas.
žinai, atrodo, parašė labas, kaip sekasi, jo viskas normaliai, tipo, atrodo viskas normaliai, sako, o klausyk, o tu galėtum atvaryti pas mane, žinai, aš gulėsiu ant žemės, tu stovėsi virš manęs ir aš noriu, žinai, matyti, kaip tu ant manęs įsituštini. Po toks buvo. Na, aš tada labai mandagiai, dėkui, nedomina manęs. Kodėl tu meluoji čia prieš visą Lietuvą? Nu, prieš pusę Lietuvos. Tiek daug dar nežiūri mūsų. Dar vienas. Atsisuks po 10 metų visi susiras. Taip, kaip aš pasakoju savo nuostabias istorijas gyvenimo, taip. Dar vienas kartas buvo, aš atsimenu, aš iš viso, aš tada dirbau viešbutyje registratūrai. Stovi, žinai, žmonių nėra. Ir man ateina žinutė, atsidarau. Sako, aš tau sumokėsiu 100 eurų, jeigu tu man spirsi į kiaušus. Va tokį. Blem, aš tokių tai esu girdėjęs, kur ten prašo, kad spirt, sutraiškit kiaušus ir dar šaibų normaliai siūlo. Yra. Aš negavau tokių pasiūlymų kažkaip ne. Jeigu aš nebūčiau dirbus, tą dieną aš būčiau sutikus. Nes man labai... Pagaliau tiesą sako. Nes man pinigų labai reikėjo, žinai. Malonumą tai aš nesuprantu. Nenorėčiau suprasti. Jeigu žmogui malonu, tai kas aš tokio, žinai, kad to nesutikčiau. Kad neįspirčiau dabar. Nepamirškit, jinai iš Kauno yra, tai pasėtas Marozas. Yra. Myliu Kauną. Jau kad perėjom prie pinigų, tai ar labai brangiai kainuoja va šitie visi įvažiai, aš tai nežinau, čia Greta gal labiau suprastų, bet va sako, ten 7 kalgotkės, ten dar visokie čia dalykai, korsetai. Man tai žinai, man pas mane želė 5 viename ir man, va, viso, aš pasiruošęs. Nu, nenorėjom nieko sakyti, bet įtariam. Nu, aš ir neslėpiau, man tai ką. Dar plaukų laką mačiau. Jo, plaukų. Aš tau padovanosiu retinolio serumą. Kas tas? Sakyk. Serumas, nuo raukšlyčių, nuo veidas. Veidas. Toks. Čia biški tave rydina, šeidina tave, kad reikia tau, bet... Nu gerai, ne apie tai. Aš draugišką noriu būti, žinai, dalyvis. Jinai platina tas priemonės. Jo. Išbandyt duoda paskui. Į piramidę paskui. Tai gal lankstinukai įsitrauksiu. O štai ir priemonė. Labai geras priemonės. Kokia firma? Nu, mūsų neremia, tai gal ir... Negalėjom. Užbypinsim, čia negalima. Gerai, tai. Būna labai įvairiai. Būna, kai tu susirandi kokį įvaizdį padėvėtuose, pavyzdžiui, ir kažkaip jį transformuoji, pritaikai savo. Arba būna, kai viską pati siūnėsi, tai aš pastaruoju metu taip, tau viskas čia gerai. Taip. Pastaruoju metu labai daug įvaizdžių pati darausi, viską siūnu, viską čia klijuoju. Tai gali kainuoti ir 500 eurų įvaizdis vienam. Čia vyro kostiumas ar čia? Nu, su viskuo, su perukais, su kablukais, su viskuo. O šiaip tai, nu, aišku, mes neuždirbam tiek daug tų pinigų, kad mums čia atsipirktų, bet tiesiog kaip, pavyzdžiui, mano dydžio tai nėra daug dalykų, tai man reikia kažką pasisiūti ar kažką pasiryti pačiai. Nes vis tiek norisi gerai atrodyti ir išpildyti savo tą viziją. Tai va, o Vanda tai iš Humanos, man atrodo, jinai viską. Vanda Humanui buvo prieš kiek? 8-7 metus. Dabar Vanda dėja nebe Humanui. Dabar pas Vandą yra beveik viskas rankų darbo. Arba iš Special Collections ir taip toliau. Aš esu labai, labai ekskliuzyvinis meno kūrinys. Va tai va pasakysiu. Tai su šitais... Kiek kainuoja? Visaip. Iš pat pradžių būdavo ir iki kelių šimtų, net ir iki 100 eurų. Dar pačioj pradžioj, žinai, aš pačioj pradžioj iš vis studentė būdavau, žinai, viską reikėdavo irgi iš Humanų, iš visokių ten prekybcentrių, per akcijas visokias, žinai, nusipirkti. O dabar, kai jau, žinai, ir tas lygis toks ir atsirado, žinai, ir tas drag, žinai, jau nebe toks turginis, kaip anksčiau gal būdavo. Tai jau ir, žinok, ir virš 1000 ir virš kelių tūkstančių netgi kartais atsieina sumos. Kas pagrindė kainuoja daugiausia? Rūbai. Rūbai, medžiagos visokios, jeigu nori brangesnių medžiagų, tai reikia... Ką dar reikia pirkti? Be rūbų. Nes viskas šiaip labai susideda. Aš tai mėgstu dar brangų makiažą, čia mano silpnybė yra. Nuvažiuoju ten kokią užsienį, kur yra ten Sephoros ir tokios parduotuvės, negalima sakyti,
makiažo parduotuvės. Nu, tai Nu, ten Sephoros būna Lietuvoj išleidę po, nėra, tai. jo, būna išleidę po 500 eurų vien už makiažą. Taip. O ir ten 5 priemonės. Taip. Na, žinai, nes tipo for dragui, aišku, tu gali nueiti, žinai, maksimum nusipirkti, kur yra ten tie visi, žinai, pieštukai ir taip toliau. Pieštukų ir jau. Na, bet tada, na, aišku, ir kokybė bus. O kokybės mes norim geros. Tai šitie visi kostiumai skirti realiai pasirodymams, ne? Taip. Pasirodymams, Čia kaip investicija fotosesijams. gaunasi. Taip. Nu taip, investicija į save, nu, nėra, kad vienas kažkoks rūbas tik vieną kartą būna panaudotas. Būnam užsidedam vat, ir fotosesijai, ir filmavimui, ir pasirodymui, ir tie įvaizdžiai, na, jie gali keisti tos plaukus dar kažką. Tai tiesiog, nu, tas jau pagaminimas to rūbo, nu, arba laiko kainuoja, jeigu nenori investuoti ten pinigų daug ir pats ten viską darytis, arba tada jau reikia piniginę atverti ir ne 5 viename dėželė, ne tokios kainos. Aš manau, kad iš viso labai kvaila būtų, žinai, tu tiek pinigų išleidži, žinai, ant to suknelės, žinai, blizgančios, ar ant tų plunksnų, žinai, ar ant to peruko, nu, ir labai kvaila būtų panaudoti vieną kartą. Bet tokia realybė dažnai būna moterų, kad antrą kartą tą pačią suknelę, nu, jau taip, maks 2 kartus. Mes, žinai, jo, yra tas, bet, žinai, tada pagalvoju iš kitos pusės, nu, bet ne visi dar ją matė. Na, bet jeigu įsikėlė nuotrauką, tai jau viskas, negali antrą kartą kelti. Aš anksčiau taip galvodavau. Biškį palaukia ir tada ten vėl įsikeli. Pertraukia, kol visi pamiršai. Variantas. O pačių pasirodymų metu būna, kad kas nors per daug savo leidžia tiek padaryti, tiek paklausti, pasakyti, pavyzdžiui. Būna. Yra Nors buvę istorijų. visko. Yra buvę. Yra tekę, kad reikia atsisakyti, tarkim, kažkokio pasirodymo, nes ten gali būti pavojinga. Nu, ne pasirodymo, bet vat, būtent vietos užsakymo kažkokio. Aš esu atsisakius pasirodymą tik tai dėl to, kad aš tą dieną negalėjau, bet šiaip aš visą laiką stengiausi sutikti. Bet šiaip kas tokių, nu gal nemalonesnių dalykų yra nutikę, tai tarkim tu, nu čia labai basic, žinai, bet taip pat tu, tarkim, vedi kokį renginį, ar vedi renginio ten žaidimą, ar kažką tokio. Nu ir yra, tipo, publikoje žmonės, kurie ar rėkia, žinai, tipo, garsiau už tave kalba, žinai, ar kažką tau ten sako, žinai, ar kažką tau ten rodo. Nu man tai čia yra tiesiog nepagarba, žinai, pačiam atlikėjui, artistui. Tai, nu, nebent kažkas tokio, bet šiaip tai jeigu aš kažką darau, nu, aš nesileidžiu, kad mane kažkas... Bet čia gal būna iš tokių žmonių, kurie ateina, jie nežino, kur atėjo, gal va, tokie čia tai... Arba kurie padaugina alkoholio ir leidžia savo viską. Mūsų renginiuose tai dažniausiai ateina, na, tie, kas žino, kas tai yra, ir tie, kas palaiko, tai, nu, ten 1-2 žmonės, jeigu pasitaiko, kurie nežino, kas yra karalienė ar karalius ar drag performeris, tai jau, nu, ten aplinkiniai paedukuoja, arba mes ten ant scenos būdamos, ten, kai vedam renginį, biškį ten kažkokias taisyklės paaiškinam, kas čia yra, bet, o jeigu, tarkim, na, būna kažkoks privatus renginys, kur, na, pavyzdžiui, įmonės kažkoks šventė ir tenai, na, ne visi galbūt darbuotojai žino, kad kas čia atvažiuos ir gal ne visi žino, kas ta karalienė yra. Tai, nu, tenai būna, kad tokie susiraukę sėdi, arba čia Eros festivalė, vat, pavyzdžiui, buvau ir, nu, ten visokių žmonių buvo ir ten gavau su buteliu per galvą plastikiniu. Čia per šį Eroso festivalį? Taip, praeitais metais lapkričio mėnesį. Nu, žinai, perukas čia daug sluoksnių, tai aš ten nieko nepajaučiau. Bet kartais taip, dėl to, vat, ką aš ir pasakau, kad kai vat, važiuoji mašinai dienos šviesoj ir atrodo, taip, visi tave mato ir toksai, nu, kartais gali jaustis nesaugiai. Vilniuje, aišku, dažniausiai jaučiuosi saugiai, viskas gerai, bet, na, vat, nežinau, neteko man išvažiuoti. Pabaig. Prisiminiai kažką jau? Prisiminiau, tarp kitko, aš čia galvoju. Tai kita tema. Aš taigi buvau mama apdovanojimuose, pakviesta pirmą kartą gyvenime. Ir vienas iš to, ar galiu aš pavardę sakyti žmonių ar negaliu? Aš nežinau, man tai ant to žmogaus tai nei šilta, nei šalta čia. Nu, galima, vienas labai garsus žmogus ir šiuo metu jisai labai, nu, tokiuose skandalingose bangose, sakyčiau, vyras. Ir buvo taip, kad buvo reklama pertrauka ir aš tuo metu ėjau su savo kolege. Tiesiog buvo tušas raudonas kilimas, sakau, davai varom taip mano papai. pasifotografuoti, žinai.
Ir mes einam ir jisai mūsų stabdo, mane tiksliau. Sako, o tai kas tu čia tokia, žinai, čia tu jis ar jis, žinai. Jis ar jis? Jo, jis ar jį, ar čia kaip į tave kreiptis, žinai, čia tu... Nu, ir atrodo, pradėjau, žinai, šnekėti tokius dalykus ir aš net nesuprantu, ką jisai šneka. Ir man tai biškai atsirado tas toksai... Nu, biškai čia gal nesaugu, biškai aš čia nenoriu būti, žinai, tai mano ta draugė, žinai, mane nusivedė, sako, va, einam. Tai po to jisai vis tiek atsekė paskui mus, prisikniso, sako, labai noriu su tavim nusifotografuoti. Tai jisai nusifotografavo ir įkėlė tą nuotrauką į socialinės medijas ir ten labai užsidegė tas visas postas ir buvo visokiausių tenai kalbų, bet buvo labai smagu. Ir dar vienas dalykas įvyko, jau buvo visiškai paskutinė nominacija tenai skelbė. Ir mes sėdėm ir buvo viena drag karalienė mūsų sesutė tenai, bet jinai buvo ne in drag, ne kaip drag karalienė, o tiesiog kaip berniukas, jinai buvo su viena grupė kaip asistentė. Nu, jinai padaugino ten truputėlį alkoholio, nu ir mes ten visą vakarą, žinai, ten per pertraukas, tai parūkyti, tai kažką, žinai, tai pabendrauti, Nu ir jinai atėjo prie manęs visą, žinai, sako tokiam, o tokia, žinai, užlipo ant manęs, nu ir pradėjo lapdancint, viliotini, žinai, aš su savo, žinai, šitais kailiniais sėdžiu, nu, žinai, čia... Aš žinau, kad čia, žinai, mano sesuo drag karalienė ir kad čia viskas paprikolų, viskas akeina, bet, žinai, kai visa Žalgirio arena sėdi, žinai, o aš ten šviečiu iš toli su savo šitais plaukais ir raudonais kailiniais ir kai pamatys ant manęs, žinai, va tokį vaikinuką jojantį, nu, nežinau, ką apie mane pagalvos ir ką man pasakys. Nu, per žinias neparodė, tai... Ot gaila. Gaila. Praleistas Gal per kadras. kakadu bus. Bet per žinias, aš nežinau, rodė, bet ten tas, kur tas veikėjas prie tavęs prisistatė, tai jis tenai daug mačiau socialiniuose tinkluose. O teko, pavyzdžiui, kada nors, nu, nežinau, teisingai pavadinti, išjungti drag karalienę ir atsiliepti vyriškų balsu ir kad atsknisk, tiesiog apsigint save jau išjungus šitą moterį apginti. Nu, kai minėjom, kad ten būna, vat, klube, ten mėgsta paliesti ten mūsų tuos visus išlinkimus, neatsiklausia, nu tai būna, kad kartais atsisuki ir, nu, toksai, ką tu čia darai? Bet šiaip tai, nu, mes draugiškai bendraujam su visais. Mes labai gražiai. Mes labai, nu, mes damos Nereikia jokių esame. balsų keisti. Tai aš įsivaizduoju realybėje, tai gal jie vis tiek netokie drąsūs būna, bet vat, kaip internete, tai ten tai turėtų daugiau būti, ne? Tai internete visi drąsūs. Jo, internete drąsūs visi. Tai ten aš jau įsivaizduoju, kad turėtų konkrečiai eiti, ne? Oi, tai prieš savaitę straipsnis išėjo pilna komentarų, kad čia tokia anokia, žinai, eik ten savo tą pasidaryk, čia jau reikia, žinai, burt žmonės, kad tai sunaikint mūsų tokių rašę dalykų. Žinai, aš šiaip komentarų neskaitau, bet, žinai, nu ant pirkolo tiesiog paskaičiau, nu žmonės pasikeitė per tiek laiko, ar niekiga, jie nepasikeitė ir rašo Bet čia nesąmones. viešuose Tai tuose aišku. postuose, kur mūsų postai, tai mus palaiko žmonės ir... Nu tai nes ten mūsų ratas, man iš viso keista, kaip žmogui, žinai, apsiverčia liežuvis, ar, žinai, kažko tokio parašyti. Faktas, kažkas šiaip savo gyvenime gal negerai daro. Kaip galvojat po šitos laidos, ką žmonės galvos? Gal biškai pakeis nuomonę? Mes taip norim normalizuoti visus. Nu, ta prasme, nuomonė, tai visi gali turėti savo, kokie jie turi. Jeigu, nu, mums tą nuomonę, mes su ja nesutinkam ir apie mus negražiai sako, tai tada eina ant 3 raidžių, kaip sakiau, nu, sakėt, galima keiktis, bet galima. Vis tiek aš, nu, aš dama esu, bet eina jie visi velniop ir... Bet tie, kurie palaiko, tai kviečiam, ateikit visur. Mes kiekvieną mėnesį, kiekvieną savaitę kažką darom, kažkokį renginį, ar jeigu norit privačiai, gimtadienis, vakarėlis, bernvakaris, mergvakaris, viskas, tai atvažiuosim, va taip gerai atrodydamos ir padarysim šventę. Pasakykite, kur gali vat, jūs pamatyti, jūsų pasirodymus, ar kaip užsakyti, ieškoti žmonėm. Tokie, kur vat, jau žinom, kad tikrai bus, nes nežinom, kada čia laida šitą išeis. Tai kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį Lukiškių kalėjime drag bingo vyksta. Balandžio mėnesį turėsim dar irgi renginį Queendom, bet jeigu ką, tai pasekite mus Lady Ciao Ciao, itališkas rašymas Instagrame, Vanda Saiko. Jo, galėsim uždėti Taip. rašymą. Pasekit ir mes visada dalinamės viską, pamatysit. Ok, dar man vienas kilo klausimas. Pavyzdžiui, aš gal lietuvių nesu mačius, bet šiaip kur nors Instagram'e išmeta, kad
nežinau iš tikrųjų, ar čia susiję, bet drag queens, kad planuoja, pavyzdžiui, ten balso kažkokią operaciją keitimo, net lyties keitimo operaciją, implantus dedasi. Kokia jūsų nuomonė, gal net kokie planai yra ir panašiai? Koks požiūris į tai? Važiuojam. Ne, nu čia priklauso, jeigu tu turi pinigų ir tu nori investuoti į tai. Užsienį yra populiaru karalienės, kurios ten BBL įsideda, nes nu jos performina kas vakarą ir nori tuos moteriškus siluetus turėti, kadangi pas mus nėra, kad čia kiekvieną vakarą renginiai vyktų, tai mes senoviniais būdais su sofa išrinkom ir susidėjom čia iš šonus, kur reikia, čiužiniais. Bet nu ten lūpytės aš esu biškį ten pasidariusi, čia niekap tik nesakykite, Vandai, nu jau reikia šiaip ten gal biškį. Man nieko nereikia. Bet gal ne visi nori. Klausimas tame, kad ar visi nori, ar visų toks siekis gal nenori. Bet klausimas, ar turi omeny, žinai, tenai biškį šikną pasidėti, biškį skruosus, ar lytį turi omeny. Bendras klausimas. Ai, galima nuo to ne, žinai, ne. Aplamai, žinok, matai, labai daug kas tą savo translytiškumo kelionę per drag atranda. Nes būna, žinai, kurie tiesiog pradeda drag, žinai, just for fun. Tiesiog, kad, nu, nes jie myli drag, jie myli makijažą, performint, žinai, atrodyt nuostabiai, žinai. Būna karalienių, kurios tada, nu, taip tylina. Ir galbūt jos jau seniau, žinai, yra pagalvojusios apie lyties keitimą ir tiesiog tas drag padeda tai, žinai, įgyvendint. Supratau. Tiesiog tu darai drag ir, nu, vieną dieną nusprendi, nu, žinai, aš noriu likti šitame drag. Turit planų likti šitame drag? Yra buvę visokiausių minčių, bet kažkaip kol kas dar ne. Nesupranti, aš kažkaip, mano toks mąstymas yra, kad jeigu aš pasidarysiu, kad tai būtų mano kasdienybė, man taps nebeįdomu. Žinai, aš noriu to tokio, kad, žinai, tu kažką darai, lauki, kad tu galėsi persirengti, žinai, kažkur užlipti sceną, kažką daryti, žinai. Tas toks, žinai, pasiruošimas, žinai, kelionė, žinai, toks kaip nuotykis visas. O Lady Čiau? Nu, čia klausimas yra apie tapatybę turbūt yra kiekvieno žmogaus, tai na, čia koks gimei toks esi ir na, man buvo iš pradžių labai šiaip, kai pradėjau daryti šitą drag įvaizdį karalienę, kai tapau, nu, nelabai supratau, ar čia nu, man visai patinka ir taip būti, kol pavyko ten išsiaiškinti, kad aš esu ten non-binary, nebinarinis žmogus, kur ir save ir vyru, ir moterim, taip labai sunku lietuviškai apibūdinti šitą tokią būseną, šitą savo tapatybę, bet kai šitą supratau, kad supratau, kad turiu ir to, ir man tas labai gražu, ir tas vyriškumas kažkokie bruožai vyriški man padeda, ir moteriški, va, tas pasitikėjimas, nu, tada truputį lengviau su savim gyventi, dėl to aš ir sakiau, kad va, čia dragas man išgelbėjo biškį ten depresiją, dar kažką, bet man atrodo, čia reikia suprasti, kad na, čia nėra kažkoks pasirinkimas ir kad nu, mes tokie esam, tokie gimėm. Dėl to atsiranda tie komentarai pikti, nes žmonės galbūt nesupranta, nežino, ką tai reiškia. Tai gal net erzina tie komentarai ir klausimai tokie. Bet ne, iš tavęs tai labai gražiai paklausai, tai aš... Aš smalsus žmogus, kadangi turiu galimybę, nenoriu neįžeisti nei ką, bet, nu, ta prasme, man įdomu, geriau ne kažkokius ten skaityti komentarus, o tiesiai šviesiai, paprastai kaip žmogus paklausti. Žinai, aš manau, kad dalis netgi mūsų kaip ir pareigos ir darbo yra žmonės, žinai, šviesti ir edukuoti apie tai. Jeigu nebegalėtumėt, tarkim, iš to užsimti drag, tai ar labai liūdna būtų ir ką būtų, ir ką tada veiktumėt? Oi, prarasčiau pati save, aš gyvenimą be drag nebeįsivaizduoju. Viskas jau, ne? Nu, čia yra dabar mūsų, iš pradžių galbūt labiau hobis būdo, kur ten, nežinau, kas 3 mėnesius vieną kartą kažkur pasirodai scenai, o dabar, kai, nu, aš kiekvieną savaitę vos ne jau tą darau, net, tai čia yra toksai, kaip ir sakiau, mano išsigelbėjimas nuo kažkokių tai blogų minčių, jeigu depresija kažkokia užeina, atvažiuoju į studiją, ten pasidažau, kažkokį įvaizdį naują susigalvoju, tai būtų be drago labai sunku. Tai tikiuosi politikai nesugalvos kažkokių nesąmonių,
Net nebandykit, aš atsistosiu. Net žinokit. Aš atsistosiu prie Seimo nuoga ir protestuosiu. ta prasme. Sakė, kad morozė yra. Oi. Aš atrodau graži ir labai gležna ir delikati, bet žinokit, aš tokių dalykų galiu. Tai kartais galite išnaudoti tiek vieną pusę, tiek kitą. Oi, jo? drąsiai, jeigu reikia. jau vieną kartą išnaudojau. Kaip? Nuėjau vyrų tualetą. Nes moterų dažnai užimtas būna ir Taip, tai čia buvo tarp kitko per tos pačius mama apdovanojimus ir čia buvo pirma reklama, pirma pertrauka ir aš sėdžiu ir aš jau noriu į tualetą, žinai, tas šampanas taip jau varo. Ir aš nueinu, Nealkoholinis. Aišku. ir prancūziškas, žinai, nueinu prie to tualeto, 15 moterų stovi. O šalia vyrų tuliko žiūriu, tuščia, nei vieno. Ir aš taip galvoju, ar man čia būti labai jau tokia delikačia karalienė, žinai, ar man stovėt gražiai laukt. Bet aš galvoju, jeigu aš dar nors 2 minutės palauksiu, aš apsimyšiu, atsiprašau, žinai. Ir per žinias parodytų. Ten visur kamera, žinai, visi viską mato, žinai, ir aš galvoju, gerai, apsidairiau, žmonių nieko nėra, pano stovi, vyrų nėra, greit aš įbėgau į tą vyrų tualetą, užsidariau kabinoje, žinai, girdžiu, nieko nėra, nieks nevaikšto, atlikau viską gražiai, žinai, pasidariau, žinai, dar specialiai net prikišau ausį prie durų paklausyti, ar niekas neįeina į tą vyrų tualetą, žinai. Tylu, galvoju, saugu, atsidarau, aš savo gražiai, žinai, visą išeinu. Ir kaip tik tuo momentu į vyrų tualetą pro duris eina, irgi vardais gal nesakysiu, bet žymus žmogus irgi labai. Dabar gal ne tiek, bet kažkada prieš 14 metų ar kažkiek buvo garsus. Laidas vedė, žinai, ir jisai ateina vienas, ir šalia jo nieko nėra, žinai, ir mes taip prasilenkiam, žinai, vienas pro kitą. Ir jisai pamato mane, ir žinai, ir jisai taip atsisuka, žinai, ir jisai taip atrodo lyg kažkam savo draugui ar kažkam nori sakyti, bet jisai vienas eina. Ir jisai pasakė taip garsiai specialiai, kad aš išgirsčiau. Jisai taip, o tai aš nesuprantu, čia vyrų ar čia moterų tualetas, žinai, ir aš taip, žinai, aš savo gražiai išėjau, žinai, atsiprašau, damai reikėjo padaryti reikalus, tai ar aš darysiu, žinai, ar ant kilimo, ar į savo 7 kalgotkės, ar, žinai, ar aš geriau nueisiu į vyrų tualetą, taigi tualetas yra tualetas, koks skirtumas. Visko yra buvę. Tai ką, pereikim dabar prie homofobiškumo turbūt, ne? Ar Lietuva dar labai tokia, labai piktai žiūri, ar kaip? Vilnius, ne? Vilnius aš manau, kad, bet jau jaučiu kitur, tai mažesnėse miesteliuose, turbūt net ir nevažiuojate tenai realiai. Vanda iš Kauno, aš ir Kaune studijavau, nes šiaip tai iš Vilniaus esu, tai, neįdavau su makiažu, nes ten prasidėjo studijų metais visokie ten antakių piešimai, ten šešėliai, tai neįdavau, nes, nebūdavo, nesijausdavau labai saugiai, bet, manau, keičiasi po truputį, po mažais žingsneliais. Man kai buvo 15 metų, žaliai plaukus Kaune nusidažiau, troleibuse sulaukiau replikų, žinai. O aš derinausi prie Kauno troleibusų. Žinai, bet šiaip tai, jo, pagrindė, žinai, visas tas drag ir viskas Vilniuje. Į tuos mažus miestelius mes nevažinėjom, Kaune aš to nedarau. O realiai situacija, aš manau, gerėja, su laiku vis gerėja ir gerėja, bet visada atsiras, žinai, tų mužikų, tų žmonių, žinai, kurie tau kažką sakys ar tau kažką priekaištaus. Tai čia aš manau, nėra labai didelis skirtumas, reikia tiesiog, žinai, eiti ir daryti savo. O kaip manot apie tokį, nežinau, ten posakį, kai sako, tie, kurie labiausiai nekenčia, labiausiai varo, tai ten labiausiai ir norėtų, to tiesa čia ar ne? Faktas. 9% manau, kad jo. Ja? Aš tai manau, kad čia faktas, nes pati asmeniškai čia jau nevardinsiu, nesakysiu, bet nieko tu nesakai, jokių vardų. Gražulis. Parašykite. Aš esu labai diskret, labai delikati, žinai, viskas va čia buvo, bet nesakysiu, kas. Yra buvę. Normalų žmonės taip nevarytų, ta prasme, jeigu patys kažkokių tai savo esybės kampelių neslėptų, tai nežinau. Buvo, kad jūs kažkuriam periode iki šito irgi ką nors taip užreplikavo. Taip, aš visus iš paraidės tų žodžių vadindavom kiemenu, nes visi taip vadino, tai tu nenori, kad tai vadintų, tada tu kitus vadini.
Bet ne iš to, kad ten pačiom kažkokia trauka būtų irgi tame. Nu, kaip, pažiūrėjau, mes sakom, kad kitas stumia, nes patys biški to nori. Nu, tai iš dalies jo, nu, nes nesuprasdavai, kad čia galbūt tu toks esi. Iš viso kiti žmonės suprato, kad aš esu homoseksualus greičiau negu aš. Nu, tai tada elementariausiai taip ir gaunasi, kad ai, palatio, ai, štai, ai, jūs, nu gerai, supratau. Man panašiai buvo. Ačiū, kad man pasakėt. Panašiai buvo. Tai Man va, panašiai buvo, nes, žinai, manęs pradėjo tiesiog, aš nuo pat, žinai, mažumės turėjau tą tokią manierą, kažkokią, žinai, tą kalbėjimą, tokį, ir žmonės patys tiesiog mano to klasiokai, žinai, iš mokyklos kažkokie draugai patys pradėjo klausinėti, žinai. Ir aš taip, kad, gal ne, nežinau, man dar 2 metų čia nėra daug, aš čia savęs dar nelabai pažįstu, žinai. Bet, žinai, metai bėgo ir galų galę nusupratai, kad, jo, bet kažkaip to tokio heito, nevadindavo. Aš girdėdavau, pas mane šeimoje būdavo. Ir mano amžinatlis tėvas ir dar ten iš mano giminės, žinai, žiūri kokias žinias ir atsimenu, kaip buvo žiniose apie patį pirmą tą Pride'ą, Baltic Pride'ą, kur vyko prieš daug metų. Ir aš ten visokių replikų girdėjau, tai ir pederastai, ir ten išsigimėliai, ir tokie ir anokie, žinai. O aš vaikas buvau, žinai, stoviu, žinai, žiūriu, man taip gražu. Ir aš nesuprantu, tai ko čia žmonės taip keikiasi, ko čia taip nemėgsta, žinai. Man niekas, žinai, tos tokios neapykantos nerodė, žinai. Aš neturėjau iš kur jos pasimti, man tiesiog natūraliai atrodė, kad čia, wow, žmonės eina gerai, leidžia laiką, žinai. Jie yra kas yra ir iš kur čia, žinai, ta tokia neapykanta atsirado, žinai. Bet aš to net nesuprasdavau, būdamas vaikas. jo, ir ta neapykanta, tai ne vaikai skleidžia, o jų tėvai, tai jie tą ir išmoksta. Mokykla irgi tą patį pradeda skleisti. Tai Taip. mylėkite vienas kitą. Ir Vyrai, mus. moteris. Ir mes jūs mylėsim. Vyrai, moteris, taip. Ką patartume tokiam, tarkim, vyrui, kuris dabar šiuo metu mus žiūri, matuojasi aukštakulnius ir nedrįsta pasirodyti, išeiti jo. Pirmą kartą. Jo, nuo ko jam reikėtų pradėti? Ką jam patartumėt? Nebūk karalienė, mūsų jau per daug yra. Konkurencija. Bet žinok, jo, ne. Davai. Tai jisai negalim parašyti, paprašyti pagalbos. Ne, gali visi. Šiaip prašo daug žmonių ir padedam, patariam, kiek galim, tai jeigu norit parašykit, patarsim ir darykit, darykit taip, kaip jūs jaučiatės. Tai... Ir rašykit, sakykit, reikia su makiažu pagalbos, padėsim, parašysim, žinai. Reikia su plaukais pagalbos, turim Aleksą nuostabų padės, reikia ten susiuvimo ar kažko, žinai, turime dar žmonių visokiausių. Kažkada prieš kelias metus, žinokit, net ir fūros vairuotojas yra parašęs, kad nori pabandyti. Tai žinau, visokių būna, visokių yra. Tai pačiai pabaigai toks paskutinis klausimas būtų, toks gal kraštutinumas. Ką reikėtų rinktis, ar gyvenimas be drag, ar gyvenimas be sekso? Jei reikėtų atsakyti vieno iš šitų. Tu čia labai jau taip. Oi, labai jau čia. Kol aš galvoju, tu atsakyk. Aš sakyčiau gyvenimas be sekso. Ne? Be drag aš negaliu gyventi. Nu, aš jaučiu irgi prie to linkčiau. O sekso aš jau tiek turėjau. O jas. Aš sekso per visus savo studentą. Kiek aš jau 11 metų gyvenu Vilniuje? Aš per šitus 10-11 metų aš sekso turėjau, nežinau, 2 gyvenimam. Tai jau jeigu reikia rinktis, tai aš jau geriau atsisakysiu sekso, žinai, ir kampe pasimasturbuosiu, bet geriau drag darysiu. Nu, aš tikrai mažiau turėjau negu jinai. Tikrai mažiau. Gal santūresnė moteris? Nu taip, aš vis dėlto lady čia. Look at the material, kaip sakoma, žinai. Bet jo, ta prasme, čia sunku iš pradžio, bet paskui, kai jau pradedi daugiau galvoti, tai ne, be drago kitokie mes žmonės būtume, tikrai kitokie. Ir neįdomus. Kokią pertrauką gal teko daryti, nuo to nereikėjo? Man teko. Tarp kitko, čia tokia buvo mano pertrauka prieš porą metų, pusiau savo norų, pusiau ne savo norų, nes biškai prisidirbus buvau. Bet asmeniniai dalykai. Sekančiai laidai. Sekančiai laidai parašykite, ar norėsite. Tai čia buvo toksai, žinai, man, žinai, biškai tokia pauzė, žinai, ir aš savo sakiau, davai sustok, pagalvok, ką tu darai, žinai, pagalvok, ką tu nori iš viso pasakyti su savo drag. Ir davai išsiaiškink, kas tu esi, žinai, aš savo tiesiai šviesiai pasakiau. Ir aš tada gal 1,5 metų, kažkur, iki 2 metų.
pagyvenau tokį, žinai, paprastą 9 to 5 basic gyvenimą, žinai. Ofisas ten nuo 8 ryto iki 5 vakaro, žinai, namai pavalgai miegot, kitą dieną vėl į ofisą, žinai. Jokio drag, jokio makiažo, jokio nieko. Nu ir jau tenai jau kiek metai prabėgo, nu ir aš jau viskas... Nu, duokit jūs man blakstienas, duokit man makiažą, aš noriu dažytis, aš noriu ant scenos, aš noriu su kablais, žinai, aš noriu runway prasėti, aš noriu būt, kas aš esu, žinai, ir supratau, kad va tada aš ir išsiaiškinau, kas aš esu. Tikėjomės, kad negrįšinai, bet šiaip džiaugiamės, kad ir grįžai. O, aš irgi tave labai myliu. Tai tokia gražia tema mes turim. Turbūt ir baigsim Jo. mūsų laidelę. Sudaužkim tą progą. Labai daug Tuščiu. Ačiū labai, kad pakvietėte. Ačiū mūsų Ačiū tėvams, kad labai. atėjot. Jo, Labai geri negalvojom, kad klausimai. išdrysit, bet jo, tikrai Oi. ačiū, pakviesim sekantį kartą, nes daug dar temų čia nespėjom paliesti. Ir... Ir Mykolas irgi bus drag kitą kartą. Nu, čia mes Įsivaizduoju, tu kitą kartą irgi visi mes Oi. drag. Aš tai galiu. tu kitas gali, karalius gali Ai, būti. ne, aš karalienė. Ką ne? Karalienė. Blemba su tokiais plaukais. Kur aš Aš net į paslėpsiu? peruko nenorėčiau dėti. Realiai. Tai paprašysiu visų palaikinti, pakomentuoti, pasubscribinti. Balandžio 11 mūsų 22 gimtadienis, lauksim jūsų labai. Ačiū Limitsams, visiems iki kitos savaitės. Ate.